savęs dažnai net nelaiko alkoholikais, silpnesnėse stadijose. Jie jau iš tikrųjų patiria tam tikrą diskomfortą, tik tai kadangi tai tampa norma, gyvenimo būdu ir jie galvoja, kad ten kes tam tikras nesėkmės gyvenimiškas ir visa kita, kad tai yra normalu. Iš esmės, kada žmogus pagyvena totalioj blaivybėje, nevartojęs alkoholio, nikotino, aplamai nei vaistų psichotropinių, nei kitų narkotinių medžiagų, jisai pakliūna į visai kitą pasaulį. Jo smegenys tampa visiškai švarios ir jam generuoja tą vidinį pasaulį visai kitokį. Tobulėjimas, sąmoningumas, noras gerai gyventi. Iš tikrųjų, tie dalykai po kurio laiko labai smarkiai įsijungia. Aš asmeniškai labai išlaisvinęs nuo dalyko, po kurio laiko gal turbūt smegenys gali prasivalyti. Tai tikrai į tą sritį norėjau ir galiu pasakyti, netgi atradau darbo veiklą, kuri man tikrai patinka. Tokius pavyzdžius berodant, visuomenė turėtų atkreipti labai dėmesį ir pagalvoti, kad taip, mes padarėm klaidų, gal dabar reikia pradėti gyventi blaiviai ir mes visi pasieksime daug daugiau, kokybiškesnį, saugesnį gyvenimą. Parodyti, kad alkoholis sukuria nesaugumo jausmą. Čia tokia neigiama pusė. Bet į neigiamą pusę galima šiek tiek tik tai dėmesio skirti. Geriausia tai teigiama blaivybės pusė, nes iš tikrųjų neigiamų ir taip daug žmonės žino ir daug girdi, kad ir tos pačios dabar paskutinės kražių įvykiai. Štai žmonės ir vengia eiti pagalbos, o norint, kad jie nebijotų keistis, jiems reikia teisingos informacijos. Viešai skleisti tą informaciją, sakyti, kad tu kaip tik žmogus tampi, kaip aš sakau, maksimalistu, o ne alkoholikų atsisakęs. Turi būti daugiau tolerancijos blaivybei, mažiau vartojimui. Tik tokiu atveju pradėtų žmonės sąmoningėti ir pradėtų sureikšminti alkoholio žalą.